Rajono istorijos. Siemkės. Kai pagalvoja apie Siemkės, arba kitaip žinomas kaip Saulėgrąžas, galimai šiais laikais, jos nebekelia tokių emocijų, kaip keldavo prieš 10 ar daugiau metų. Siemkės yra ne tik užkandis prie alaus, šiukšlinimas gatvėse, balandžių lesinimas ar vietinio marozėlio pietus. Siemkės turi ne tik savo kultūrą, bet ir savo istoriją. Nusikelkim į senus gerus 2000-uosius, kai Siemkės buvo rajono valiuta. Kartais pagalvoju, kiek kartų esu girdėjęs, ar kažkam sakęs tokias frazes kaip duok Siemkių, turi Siemkių ir panašiai. Retas atvejis, kai su Siemkėm kišeniai tu nepraeidavai pro vietinių soliukinių rajonskų būrelį. Tiesiog už saugų praėjimą reikėdavo atsimujuoti pacanams kelias saujas Siemkių. Kas žaidė ir neskeipa ir žino praėjimą iš Lumbridžo į Alcharidą, vietiniams bachurėliams reikėdavo atsimesti čyriką auksinių norint praeiti. Jeigu neatsimetė į neaplinkeliais arba įvykdai bachūro paskirtą užduotį, tada praeini už dyką, nes jau turi tame spote autoritetą. Turėdavai apmastyti prieš perkant Siemkės. Jeigu žinai, kad teks eiti pro pavojingą rajoną ar pavojingą vietą, reikia pirkti didesnį pakį, kad visi liktų patenkinti ir neiššokdintų tavęs iš kėdų ar iš kepurės. Siemkės dažniausiai laikydavo ne pakeliuose, o tiesiog susikratydavo į kišenę, nes tai valgė daug patogiau, o patogumas rajone kaip pats pagrindinis privalumas. Ne veltui rajone visi vaikščiojo su treningais. Jeigu tais laikais rajone būtų buvusios populiarios kiešarinės, tai stopudovai Siemkės jose ir laikytų, nes iš ten valgyti būtų dar patogiau. Bet tokias kiešarinės dažniausiai turėjo tik turgaus prekeiviai, kurie laikė ten daug litų. Arba cigarų. Kokios Siemkės būdavo populiariausios ir geriausios. Pats dugnekas ir pamuinekas buvo tos juodos, nesūdytos ir neskrūdintos, sveriamos arba pakeliuose. Tokias valgydavo tik visiškas rajono dugnas. Bomžas ir tai jų nevalgydavo. Mogi, šitos sueidavo, bet tik iš bėdos. Būdavo ir su druska, ir be druskos, dar ir su prieskoniais kažkur esu matęs. Brangios, o dėl šitas galėjo įpirkti tik rajono pasiturintis, turtingų tėvų vaikai. Tačiau kaina neatitiko kokybės. Pačios skaniausios ir legendinės Siemkos. Raudonas ir violetinis. Yes. Siemkos. Kai atsirado jas raudonas pakelis, ilgesniam laikotarpiui pamiršom visus čipsus ir panašiai. Pirkdavom tik yes raudoną už 30 ar 40 lito centų. Paskrūdintos iki tobulumo, su daug aštrių prieskonių. Pati Siemka kaip narkotikas. Kiek valgysi, tiek dar norėsi. Įtinė tų Siemkų nevalgydavo, sučiulpdavo tos prieskonius ir spjaudavo lauk. Tikdavo tiek zakuskiai, tiek pusryčiams, tiek pietums, tiek vakarieniai, tiek balandžių lesinimui, žodžiu, tikdavo viskam. Rajone be šių Siemkų galėdavai ir pražūti. Su tokia valiuta kišeniai tu galėdavai praeiti visur. Atmojuodamas jas Siemkių rajono pacanams, įgaudavai respekto ir tą dieną prie tavęs nebeprisikabinėdavo. Auksiniai Siemkų laikai, kai Lietuvos rajonus valdė ne pinigai, o Siemkos. Mes galvojam, kad Siemkoms geresnių laikų niekada nebus. Galvojam, kad tai yra Siemkų Olimpo kalnas, bet mes klydom. Tada atsirado yes. Su sūriu. Dar geresnės, dar skanesnės ir aišku brangesnės. Tada žmonės pasiskirstė į dvi grupės. Paprikiniai ir sūriniai. Bet tai mūsų nesupriešino, o kaip tik suartino. Galėjai tarpusavėje dalintis tiek tom, tiek anom Siemkėm, nes abu skoniai buvo pasakiški. Eini kažkur toli, pasiimi Siemkų ir kelias nebeatrodo toks tolimas. Varai žvejot? Pasiimi Siemkų ir kliovas iškart geresnis. Sėdė ant suoliuko su draugeliais, rajono pokalbiai be Siemkų nieko verti. Pamokos mokykloje, gliaudai Siemkės į Siemkų spjaudyklą, kurią pasidarė iš sąsiuvinio lapo, arba į delną. Žaidi kiaušį prie kašio, su Siemkėm burnoj plus 10 atributų prie taiklumo. Vakarinė kojų kvadrato sesija, be Siemkių, brolau, nebeskaudink. Žodžiu, Siemkės senais gerais laikais buvo skirtos kiekvienos tavo situacijos pagerinimui. Įsivaizduokim tai kaip maisto papildą, kuris to atneša daugiau laimės, mažiau problemų ir daugiau džiaugsmo gyvenime. Nežinau kodėl iki šiol niekur nėra Siemkių pakelio skulptūros. Tai juk Lietuvos istorijos dalis. Užtenka skulptūrų apie nieką. Padarykit kažką dėl žmonių. Ačiū.
Šiais laikais siemkės jau nebe tokios, kokios buvo anksčiau. Žmonių požiūris į siemkės dėja labai pasikeitė. Dabar žmonės pyksta, kad gliaudai bet kur ir tipo šiukšlina. Šiukšlina tai nebent tie, kurie persičipuoja savo jibanus dizelius ir sudaro juodus dūmų kamuolius per pusę rajono. Dabar turi nešioti šiukšlių maišą, kad ramiai pagliaudyti siemkės. Nebe tas vaibas. Žmonės verčiau renkasi putės arba pimpalo skonio čipsus. Nei senų, gerų siemkių aromatą, skonį bei nostalgiją. Aišku, ir kaina pasikeitė. Dabar į kosminę palyginus su tuo, kas buvo prieš 10 ar daugiau metų. Gera prisiminti senus laikus. O jeigu nori, kad gražinčiau senas, geras rajono istorijas, paspaus laiką, subscribe ir pakomentuok, kokią savo rajono istoriją ar kokios siemkos tau buvo geriausios. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto. Gegužės 24 dieną su draugeliais varysim į Trypą, o Vokietiją. Kelionės tikslas – Nürburgringo 24 valandų lenktynės. Nusimato daug nuotykių, daug veiksmo ir aišku kontento. Plačiau apie planuojamą kelionę papasakosiu atskirame video, prikolų tikrai bus.